Vasaros pradžioje didžiuosiuose Vilniaus knygynuose Vaga startavęs pasakų kambarys sulaukė būrio svečių iš organizacijos Gelbėkit vaikus Marijampolės vaikų dienos centro. Socialinės rizikos šeimų atžalos pasakų kambaryje dainavo, žaidė ir klausėsi istorijų. Dovanų jie gavo jaukų šurmulį ir daugybę įspūdžių. Ar tikrai tokia darbo su vaikais forma jiems priimtinesnė negu tiesiog dovanos? Dovanėlių daug kas atneša, kažkam atliko, kažkam žaisliukų nebereikia, kažkam kažko, tai tu į centrą atneša, o tokios pramogos tikrai ne kiekvienas gali padovanoti. Tikrai aš tai pritariu už tai, kad vaikus atvežti, parodyti, nes jiem tikrai įdomu. Ar su Vilniaus vaikais jau beveik pusmetį bendraujanti pasakų kambario siela Indrė pastebėjo, jog šį kartą jai teko kūrybingų šaunuolių grupė iš Marijampolės? Skirtumas gal buvo tik tai tarme, be galo gražia. Tada supratau, kad jie yra ne iš Vilniaus. Kiekvieną kartą, kai ateini į tą pasakų kambarį, tu žinai, kad tu turi visus rūpesčius palikti už durų ir kad tu turi jiems duoti. Nes vaikai iš tikrųjų tave pripildo, bet jeigu tu ateisi tuščias, tai tu turi ateiti gera nuotaika, su meile, pasiruošęs ir tada viskas sklandžiai praeis ir vaikai labai jaučia, tu jam nesumeluosi, o kam, tai vaikam niekada. O ar šaunioji vaikų kompanija dar sugrįš į pasakų kambarį? Taip. Knygynų tinklas Vaga. Didžiausias knygynų tinklas Lietuvoje.